Taip, šiandien tokia akcija tylos stebuklinga versmė. Visi gausit po emblemą. Atminkime, kad ilgalaikis intensyvus triukšmas neigiamai veikia visų mūsų sveikatą. Išmokime išgirsti tylą, saugokime mokytojų, mokyklos darbuotojų, savo draugų bei savo sveikatą. Sėkmės! Ketvirtokės matuoja triukšmo lygį valgykloje. Koks mergaitės triukšmo lygis yra? Triukšmo lygis yra 75. Beveik 74. Beveik 74 decibelai. Matuoja triukšmą antrame aukšte. Koks yra triukšmas? Kiek decibelų? Virš 80 decibelų. Taip, vadinasi gana didelis triukšmas. Šiandien diena be triukšmo. Kasmet paskutinį balandžio trečiadienį minima tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Šiemet ji minima šiandien, tai yra balandžio 30 dieną. Jūs buvot pasitikti prie mokyklos, taip įėję tik tai į foje. Ir pridėtos jums emblemytės, tikriausiai perskaitėt, kad ten triukšmas kenkia klausai, triukšmas kenkia širdžiai ir triukšmas kenkia atminčiai. Dar daugeliu dalykų triukšmas kenkia. Taigi kviečiam ir šiandien prisijungti prie tos akcijos, o mūsų mokyklos mokiniai, tai yra 4 C klasės mokiniai, 4 B klasės mokiniai ir 1 C klasės mokiniai vykdė projektą apie triukšmą. Taigi norime šiandieną jums pristatyti medžiagą, kokią surinkome. Nešauk, kalbėk ramiai. Kaip gerai kalbėk ramiai. Dar nuolatinė garsinė klausos ataka provokuoja spiralinių klausos organų plaukuotųjų dalelių apmirimą, gresia diagnozė chroniška akustinė trauma. Pirmasis jos simptomas būna triukšmas ir skambesys ausyse, kuris pradeda kankinti melomaną prieš nusilpstant klausai. Na kągi, ausinių pomėgio sukelti simptomai tokie pat yra, kaip ir triukšmų sukelti. Tai yra galvos skausmai, galvos dėmesio sutrikimas, nervingumas, dirglumo būsena, kraujospūdžio padidėjimas. Bėgant laikui, kaip ir aš pasakojau, nustoja priimti ausis aukštus dažnius ir jau nebegirdi jų. Chroniška akustinė trauma anksčiau ar vėliau baigėsi klausos nusilpimu.